gerai sužaidėm, aišku, nereikia čia džiaugtis ir toj turim vakarą jau treniruotę, ruošiamės Sopotui. Aš nežinau, kodėl jie tai blogai atrodo, nes buvo ir nugalėję Nansį, kuris žaidžia Eurolygą ir gan neblogai. Ir taip yra 4. vietoj Prancūzija, aišku, čia jų problemas. Mes šiandien padarėm savo darbą, ko treneris norėjo ir esame laimingi. Ar, sakykime, ta šventė šeimoje kažkiek įtakojo tavo žaidimą? Ne, tai ką, aš šiandien nieko nesužiūrėjau, nes buvau pavargęs, aišku, padėjau žmonai kažkiek, bet tai turi man įtakoti, aš profesionalas ir turiu pasakymą. O sakyk, kokių sveikatos problemų neturi? Ką, ne, buvo tai turėjau, skauda, bet ten sportininkai turi skaudėti. Sakyk, kaip gynyboje, sakykime, kaip jūs taip gerai gynėtės, ką jūs tokio jau darėt, sakykime? Ne, tai mes visada akcentuojam gynybą, aišku, jie tokie amerikietiškai žaidžia krepšinį, su prancūzišku tokiu nemėgsta dalytis gal kamuoliu. Ir padedam daugiau viens kitam ir viskas. Tai ateina tas klausimas, vis tiek jau kartu esam nemažą laiką, vis gerinam, daug dirbam treniruotėse gynyboje. Tiek, žinau.